Sveiki, mano vardas Aldaras, esu naujo YouTube kanalo į išvyką įkūrėjas, žodžiu, žmogus, kuris pažindins jūsų labai įdomią medžiagą, pažiūrėjęs labai daug skirtingų youtuberių iš viso pasaulio, kurie keliauja po skirtingas futbolo varžybas, nutariau kažką tokio organizuoti ir pradėti filmuoti Lietuvoje mum priimtina gimtąją kalbą. Sveikinu su jumis iš Kauno oro uosto, iš kurios skrisiu tiesiai į Liverpoolį, kur rytoj vyks varžybos tarp Liverpoolio ir Madrido Atletiko. Šiam kanale jūs labai daug sužinosite apie tai, kaip patekti varžybas į skirtingas tiek čempionų lygos, tiek vietinės lygos varžybas. Daug sužinosite, kaip keliauti, kiek tas kainuoja visas dalykas, kaip nuskristi, pačias varžybas, apie miestus daug sužinosite. Tai yra mėgėjiškas turinys, kuris nėra paremtas profesionaliais kažkokiais dalykais, bet tikrai, manau, bus jums turiningas ir naudingas. Tai iki greito. Sėkmingai nusileidau Liverpoolio oro uoste, kad ir kaip keista, Didžiojoje Britanijoje yra visiškai sausa, visiškai šilta. Viskas, ko reikia geram futbolui. Man už nugaros yra viešojo transporto stotelė, kuri dėl to, kad atvykau vėlai vakare, jau transportas link miesto nebekursuoja, todėl teks kviestis taksi. O šiaip atvykęs į viešbutį, aš pafilmuosiu, kokį viešbutį išsinuomavau, už kiek tai galima bus, visi paskaičiavimai bus gale laidos. Aplamai, kiek kainavo tokia kelionė, bus visi paskaičiavimai. Tai todėl ir rytoj jau ruošimės mes pagrindiniam tikslui šios kelionės, tai yra rungtynėm tarp Liverpoolio ir Madrido Atletiko. Na ką, apsistojau viešbutį maždaug vidurnaktį vietinių laikų. Kambarys iš tikrųjų labai yra mažas, miniatiūrinis, skirtas vienam žmogui, kuriame nėra nei spintos, viskas, kas yra, ant ko galima kažką kabinti. Yra permatoma dušo senelė, permatomas klozetas, priėjimas prie klozeto, todėl jeigu su kažkuo gyventi, kaip aš suprantu, šitą lovą pritaikyta gal ir 2 žmonėm, tai jau būtų tikrai mažiausiai nejauku. Ir kas labiausiai stebina, šitas viešbutis yra pačiame Liverpoolio centre, tačiau netgi tokie viešbučiai nedideli, su mažais kambariukais, be jokių kažkokių didelių patogumų, jie kainuoja gana brangiai, nors tai nėra pagrindinis ir pats svarbiausias miestas Didžiojoje Britanijoje, bet vis vien kainos jos yra tikrai nemažos. Labas rytas visiems, sveikinu su jumis jau iš lietingo Liverpoolio. Prikarksėjau vakar dėl oro, pyla kaip iš kibiro, bet tai negadina nuotaikos, nes šiandien vakare puikios varžybos. Kiek išeis, ir leisiu oro sąlygus, pafilmuosiu ir papasakosiu apie miestą, nes miestas iš tikrųjų labai gražus, puikus, nepaisant tokio oro, vis vien jame yra smagu būti. Štai 9 ryto ir jau nuo 9 ryto jaučiasi, kad bus kažkokios varžybos, nes yra išstatomos visur palapinės su atributika Liverpoolio. Kažkur ten šonėje yra kažkiek ir Evertono, va ten krašte. Bet jau nuo pačio ryto jaučiasi, kad šiandien čia kažkas bus. Jeigu jūsų paklaustų, ką jūs žinote apie Liverpoolį, turbūt pirmą futbolo aistruolį, aišku, išvardintų Liverpoolio futbolo komandą, kuri pasiekė tikrai stulbinančius rezultatus su gilia ir tikrai turininga istorija, su laimėjimais dideliais, su comebackais neįtikėtinais. Bet jeigu dar pakalbėti apie tai, kuo yra žinomas Liverpoolis, tikrai muzikos gerbėjai, jie puikiai žino, kad būtent šitame mieste startavo šitos nuostabios grupės, ketveriukės, tai yra Beatles istorija. Būtent čia jie pradėjo kurti pirmus koncertus, taip pat mes nueisime šiandien į barą, kuriame tai buvo atliekama pirmus kartus. Tai yra Beatles grupė. Kas yra įdomiausia, nei vienas iš jų 4 nebuvo Liverpoolio fanas, nors jie gyveno Liverpoolyje. 2 iš grupės atlikėjų visai futbolas buvo ne prie širdies, sakykime taip. Vienas iš grupės atlikėjų prijautė labiau Evertono komandai, kuri Liverpoolio miesto komanda. Ir dar vienas iš grupės atlikėjų buvo Arsenalo fanas. Tai todėl nei vienas iš jų nepalaikė Liverpoolio ekipos. Dar viena vieta, kur tikrai verta pasivaikščioti Liverpoolyje, tai yra vieta šalia centro. Tai yra krantinėje kartu su Atletiko Madrido fanais. Krantinėje, kurioje yra labai daug gražių, senovinių, istorinių pastatų. Tikrai verta pasigrožėti. Esant geresniam orui čia koncertuoja įvairūs atlikėjai dienos metu, daug labai skirtingų pramogų. Ir šiaip yra labai gražu, tai todėl čia tikrai galima pasilikti ilgesniam laikui. Ir kas yra svarbiausia, Liverpoolyje viskas yra labai patogu, viskas yra vienoje vietoje. Todėl, jeigu jūs atvykstate į Liverpoolį, realiai pažiūrėti per vieną dieną įmanoma visą miestą. Visas kertinės svarbiausias vietas. Tai todėl tikrai verta atvykti vien
dėl to, kad tu gali per trumpą laiką susipažinti su miestu taip, kaip kitur dažniausiai neišeina. Dar viena vieta, kurią labai svarbu yra aplankyti Liverpoolyje, tai yra Albert Dockas. Tai yra vieta, kur vykdavo ir laivų remontai, ir laivų iškrovimas, pakrovimas. Kuo jis yra unikalus, tuo, kad jis suprojektuotas taip, kad nepriklausant nuo upės Mersey būklės, ar ten yra didelis vandens kiekis ar mažas, čia vyko darbai ištisus metus, nepaisant oro. Tai buvo labai svarbu, nes Didžiojoje Britanijoje labai yra permainingi orai. Jeigu vieną dieną šviečia saulė, tai kitą dieną gali būti audra. Ir būtent šita vieta buvo suprojektuota taip, kad nestotų darbai, nepaisant, koks oras yra už lango. Ir dabar šita vieta yra pilna restoranų skirtingų, yra nemokamų muziejų, kuriuos būtina aplankyti, tiek ir kuriame yra Titaniko ekspozicija, kuriame yra skyrius apie liūdną praeitį, apie vergystę, vergavimą. Taip pat šitoje vietoje yra labai daug restoranų, pramogų vietų, tai todėl tai yra irgi labai lankytina Liverpoolyje vieta. Šiuo metu esu vienoje populiariausių Liverpoolio gatvių. Tai yra gatvė, kuri yra pilna įvairių barų, kuriuose groja pastoviai gyva muzika, įvairūs atlikėjai. Netgi lankėsi tokie atlikėjai kaip Adele, kaip kiti žinomi atlikėjai. Ir būtent šitoje gatvėje viename iš pubų pirmą kartą pradėjo koncertuoti Beatles. Tai mes kaip tik dabar ir nueisime į tą pubą, aprodysiu viską iš vidaus. Šiame pube už manęs, kadangi groja muzika, nelabai girdisi, šiame pube už manęs yra surinktos visos nevykusios skulptūros Beatlų, kurios buvo kurtos per daug laiko. Ir būtent čia jos yra surinktos šitame pube. Būtent šiame pube pirmą kartą pradėjo koncertuoti Beatles grupė, kuris yra gana giliai po žemę. Čia yra keli aukštai keliauti į apačią. Kaip girdime, čia ir paprastą dieną koncertuoja skirtingos grupės. Ir labai daug skirtingų žvaigždžių buvo apsilankę taip pat šiame bare. Irgi viską parodys toj iš arti. Kiek daug čia istorijos kurta, kiek daug visko buvo. Iš tikrųjų nerealu prisiliesti prie tokios istorijos, prie kultūros. Matėme ant sienų, kiek yra parašų, kiek čia visko šitos sienos yra mačiusios. Beatles grupė šitame pube koncertavo netgi 292 kartus. Todėl čia buvo skaitomi jų namai ir dabar šita vieta yra istorinė. Įėjimas beje tiesiog į pubą, įėjimas kainuoja 5 svarus. Tai todėl įėjimas netgi nėra nemokamas, nes tai yra istorinė vieta, kurioje lankėsi daugybė skirtingų žvaigždžių, skirtingų istorijų buvo kurta. Vieta iš tikrųjų unikali. Pabuvęs legendinėme pube, kuriame koncertavo 292 kartus Beatles grupė, kažkaip įeini ten ir iš tikrųjų jaučiasi netgi tokia aura, kaip istorijos tam tikros, kaip kažkokios vietos, kuri yra iš tiesų unikali. Ir tikrai įspūdinga vieta, kurią tikrai patarčiau aplankyti kiekvienam žmogui, kuris atvyksta į Liverpoolį, nes iš tikrųjų šitą gatvę vakare, dabar kadangi vakare mes važiuosim į varžybas, tai vakare šitą gatvę būna, visose pubuose būna gyva muzika, visur būna atlikėjai ir iš tikrųjų tai yra ta gatvė, kurią svarbu pamatyti ir pubas, kurį svarbu pamatyti. Superinė vieta. Pasipuošiau match day šalikėlių. Tai jau galima, atėjo metas ir keliauti link stadiono, kuriame irgi mes pasižiūrėsime daug įdomių vietų, daug kažkokių istorijų įdomių, kurias sužinojau pats neseniai. Tai iki susitikimo prie Anfieldo. Man už nugaros jo didybė Anfield stadionas. Didelis jau dar yra labai daug dar valandų iki varžybų, bet jau labai daug žmonių su klubo atributika vaikšto, jau atsidarinėja barai, nors dar 3 valandos iki pačių rungtynių pradžios, jau atsidarinėja barai. Žodžiu, matos, kad žmonės eina į futbolą, renkasi įvairiose baruose, leidžia laiką, todėl stadionas iš tikrųjų matosi, kad yra galingas, didelis. Keliaukime tada pasižiūrėti prie jo, kas vyksta. Iš tikrųjų, į Anfieldą važiuoju antrą kartą. Kodėl aš nutariau būtent čia skrist? Pagrindinė priežastis, nes dar kol kas iš rungtynių, kuriuose būdavau ir stadionuose, kuriuose būdavau, aš niekur nemačiau tokios atmosferos, tokio vaibo, kaip yra Anfielde. Čia iš tikrųjų nepakartojama vien tai, kai dainuoja stadionus You Never Walk Alone. Ten, nežinau, šimtai šiurpuliukų prabėga per kūną ir tu supranti, kad tai ir yra futbolas, tai ir yra ta aistra, dėl kurios mes jį žiūrim.
Tai dėl to užsinorėjo būtinai kartot ir būtent čia vykti vien tik dėl to, kokia yra čia atmosfera. Dar vienas pastebėjimas, pirmą kartą kiek aš keliauju į varžybas, likus 3 valandom iki varžybų jau yra tikrai gana daug žmonių prie stadiono. Viskas yra atidaryta, visos kavinės, dainavimai, įvairios pramogos. Tai iš tikrųjų, rodo, ant kiek Liverpoolyje žmonės gyvena futbolu, ant kiek jie įvertina, tai iš tikrųjų, neįtikėtina. Šita vieta priešais mane Anfield'e yra iš tikrųjų unikali. Kuo yra unikali 2020 metais, kai buvo koronaviruso pandemija, Liverpoolio komanda pasiūlė pasidaryti gerbėjams savo dovaną ir šį, kaip jūs matote, siena yra padaryta iš sirgalių nuotraukų, kurių čia yra tikrai daug tūkstančių tokių nuotraukų. Tai ji buvo papuošta per pandemiją ir iš tikrųjų žmonės savo pasidovanojo puikią dovaną būti čia istorijos dalimi. Šis paminklas atidarytas visai neseniai Anfield'e. Jis skirtas yra legendiniam treneriui Bobui Paisley, prie kurio labai daug trofėjų laimėjo Liverpoolis. Ir jame pavaizduota, kaip jis išneša iš aikštės traumuotą žaidėją, kuris nebegali paeiti dėl to, kad yra visas krūvinos jo kojos, rankos ir tiesiog treneris jį paima ant pečių ir išneša iš aikštės. Tai iš tikrųjų rodo dvasią komandos, ant kiek Liverpoolis yra kovinga komanda. Ne veltui būtent šis paminklas pastatytas čia prie Anfieldo. Žodžiu, truputėlį dėl bilietų papasakosiu keletą dalykų. Aš visą laiką bilietus perku per footballtickets.net, bet tiesiog istoriją norėjau papasakoti. Praeitą kartą, kai skridau į Anfieldą, į varžybas praeitų metų tarp Liverpoolio ir Leverkuseno Bayerio, tai bilietai labai įdomiai atkeliauja. Žodžiu, man reikėjo eiti maždaug į tokius namus, kaip jūs matote už manęs, ir pasiimti iš ten 6 iPhone'ą, kuris buvo supakuotas ir kuriame Apple Wallet buvo įtaisytas bilietas, kurį aš turėjau pateikti, tiksliau nuskenuoti prieimo ir, žodžiu, taip praeiti į stadioną. O gale rungtynių aš turėjau parnešti tą iPhone'ą atgal ir atsiimti savo asmens dokumentą. Šį kartą laimiai bilietas atkeliavo lengviau, jis tiesiog yra elektroninis, bet irgi pridedamas prie Apple Wallet ir, žodžiu, tu jį skenuoji ir praeini. Tai laimiai šį kartą jokių iPhone'ų jau nebereikės eiti pasiimti. Šiaip su bilietais yra Liverpoolyje labai sudėtinga, kaip ir daugelį Anglijos Premier lygos komandų, bet Liverpoolis, jie siūlo prieš kiekvieną sezoną nusipirkti membershipą, tai yra narystę, bet narystė negarantuoja tau bilieto. Narystė nėra lygų bilietas. Tai, žodžiu, nusipirkęs narystę, maždaug apie 50 svarų tas dalykas kainuoja. Tu dalyvauji loterijoje, kurioje gali gauti galimybę, tiksliau nusipirkti bilietus, gauni galimybę nusipirkti bilietus. Ir dažniausiai ten, jeigu tu laimi toje loterijoje, tai ten pergalė būna, žodžiu, iš serijos ten sezonui tau yra skiriama 3-4 bilietai, ten kad ir tavo šeimai, tai, žodžiu, Liverpoolio fanai labai dažnai negali patekti į varžybas, kada nori, kaip tai yra priimtina daugelį valstybių, todėl dauguma žmonių, kas ypač yra nevietiniai, jie turi pirkti bilietus pas perikūpus. Tai tokia labai įdomi istorija, situacija su tais bilietais, todėl į Liverpoolį nusipirkti originalų paprastą bilietą tiesiog iš klubo yra, šansai yra tikrai maži. Už manęs yra namai, kurie prie pat Anfieldo ir tokių namų čia yra iš tikrųjų labai daug aplinkui ir paklausiau pas vietinių, sako, tu neturi šansų gyvendamas čia nesirgti už Liverpoolį, nes netgi jeigu tu tiesiog jo nepalaikai, ant kiek dažnai čia vyksta visas actionas ir visa ta atmosfera pajuntama, kad tu tiesiog natūraliai tampi viso šito dalimi. Tai irgi šalia stadiono, jūs matote, yra tokie žodžių namai. Šiaip jeigu kalbėt apie patį stadioną, tai stadionui 141 metai, jis gana ilgą laiką, tikrai ilgamžis jau stadionas yra. Kažkada tai buvo tiesiog stadionas be tribūnų, kai aplinkui susirinkdavo žiūrovai, stebėdavo varžybas. Kas yra įdomiausia, Anfield stadione ne iš karto žaidė Liverpool komanda. Pradžioje 8 metus jis priklausė Evertono komandai, kitai Liverpoolio komandai, tarp kurių yra gana toks įtemptas derbis. Nors lygis komandų, aišku, yra skirtingas, bet derbis visada būna derbis. Evertonas
išvyko iš šio stadiono dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad savininkas šito stadiono jis pakėlė nuomą 2,5 karto ir Evertonas nutarė savo ieškotis kitos žemės, statyti savo stadioną. Dėl šitos priežasties atsirado dar viena komanda, pradėjo formuotis. Ir dabar turime labai legendinį ir daug titulų turinti klubą. Kas yra įdomiausia, netgi pirmos aprangos Liverpoolio, tą muziejų galime pamatyti, jos buvo mėlynai baltos. Tai nėra ne raudonos, o mėlynai baltos likusios nuo Evertono komandos. Ir niekas tada tikrai nežino, kad šis klubas išsirutuliuos į tokią istoriją, į tokį grandą futbolą. Štai šiuo keliu atvažiuos tiek Liverpoolio komanda autobusu, tiek Atletico Madrido komanda. Šiaip šitas kelias jis jungia, įvažiavimas yra štai ten, kur yra vartai, ten yra įvažiavimas jau į patį stadioną. Jeigu tai yra kažkas iš labai rimtų varžovų, kur yra derbiai, tai tarkim ten Evertonas arba Manchester United, tai dažniausiai jie važiuoja autobusais, kurie nieko nėra pažymėti, kad tiesiog nebūtų elementariausiai apmėtyti kiaušiniais ir kitais dalykais, kuomet važiuoja jie iki stadiono. Mes matome, kažkas atvyko iš klubo administracijos ir šuo tikrina, ar mašinai nėra kažkokių neleistinų dalykų, davė signalą, vartai atidaromi ir mašina įvažiuoja. Štai taip, saugumas yra tikrai pirmoje vietoje ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Jau esu stadione, dar yra 1,5 valandos iki varžybų, žmonės tik dabar pradėjo leidinėti. Išeini iš tribūnų ir tas kvapas tokios žolės, nežinau kaip aiškint, galbūt kas vykot bent kartą į varžybas ar žaidat kažkada futbolo profesionaliai, suprantat tą kvapą, kai tu išeini toks, grinai futbolą žais toks. Nežinau, sudėtinga labai paaiškinti. Iš tiesų stadionas yra tikrai didelis. Aną kartą aš sėdėjau toje tribūnoje priešais, dabar čia per vidurį, per centrą sėdėsiu šitoje vietoje. Jaučiasi, kad šiandien bus įdomu, kad šiandien bus atmosfera puikiai iš tikrųjų. Šį kartą gavau vietas Kenny Dalglišo tribūnoje, kuri yra 2 aukštų. Ir skirtumas yra, lyginant su pagrindinė tribūna, kur yra 3 aukštų. Čia yra kažkaip seniau viskas renovuota, ten yra šviežesnis biškį kažkoks remontas, tai vis vien jaučiasi, kad čia yra vaibas superinis irgi. Tai, tribūna yra, matote, netgi koridoriai tokie siauresni yra, praėjimai siauresni. Žaidėjai jau išėjo apšilinėti, šiandien gera žinia, pirmą kartą komandoje debiutuos Aleksandras Isakas. Tai bus įdomu pastebėti, už ką tiek pinigų buvo sumokėta gyvai pažiūrėti. Dar vienas įdomus pastebėjimas. Antrą kartą, kai esu Liverpoolio varžybose, visada, kai pasirodo žaidėjai, apšilimą, visas tribūnos, kaip matote, atsistoja ir iki dainos You Never Walk Alone visi stovi. Tai nežinau, su kuo tai yra surišta, galbūt kažkas komentaruose parašykite, galbūt žinote priežastį, dėl ko visi stovi. Ar tai pagarba komandai, ar tai dar kažkokia priežastis. Tai komentaruose tikrai drąsiai rašykite, dėl ko taip yra. Pasakysiu, tai vien dėl šitų 3 minučių galima važiuoti į Anfieldą žiūrėti varžybos. Tiesiog šitą pažiūrėti užtenka ir tiek.
Tell him to fucking get up. Yeah, ref, it's a ban, I can see it. You golden. Nu va, pasibaigė pirmas kėlinys 2-1. Liverpoolis laimi, Atletiko kėlinio gale įmušė įvartį. Šiaip pagal žaidimą tai vieną kasą. Liverpoolis žymiai daugiau progų, žymiai daugiau agresyvumo, žymiai daugiau noro kažkokio rodo. Atletiko realiai išnaudojo vienintelę pusprogę. Spėjimas būtų antram kėliniai, Liverpoolis dar 2 įridens ir 4-1 pasibaigs rungtynės. Žiūrėsime, ar pataikiau, bet man ryškiausia asmenybė aikštėje neabejotinai Virgilas van Dijkas, nes būna gynėjų, būna kapitonų, bet būna, žiūri į žaidėją ir tu matai, kad ant jo laikosi labai daug kas, kaip kai kuriuose komandose nuo atskirų žaidėjų. Man labiausiai patiko Van Dijkas, tai laukiam antro kėlinio ir laimės tą komandą, kuri link to ir eina savo žaidimu. Come on, get in. Baigėsi rungtynės 3-2. Ko reikia pirmam eteriui iki idealaus scenarijaus, tai yra įvarčio per pridėtą laiką namų komandos, kur visas stadionas sprogsta. Pavyko nufilmuoti tą video, kaip mušamas tas įvartis ir emocijos. Tai iš tikrųjų Liverpoolio žaidimas banguotas buvo ir permainingas kaip Didžiojo Britanijoje orai. Bet šiaip rungtynės tikrai labai įdomios buvo. Įmušė Van Dijkas, kaip ir sakiau, esminę figūrą komandoje. Tai iš tikrųjų pirma tokia emocija ir filmuojant, ir stebint šitas varžybas yra neįtikėtina. Grįžęs viešbutį aš pasidalinsiu būtinai, kiek kas kainavo ir tokį galbūt kaip verdiktą pirmam eteriui padarysime. Varžybos buvo bomba. Apibendrinus apie varžybas, tikrai galiu pasakyti apie šią išvyką, kad antrą kartą aš vykstu į Anfieldą ir antrą kartą aš išvykstu įkvėptas, pakylėta nuotaika. Aišku, ir pačios varžybos 3-2 paskutiniam minutėm įmuštas įvartis, sprogsta stadionas, iš džiaugsmo rėkimas, šventimas, žodžiu, tai yra nepakartojama. Bet aišku, pagrindinis dalykas, kurį aš norėčiau išskirti, kadangi buvau tikrai nemažai kartų skirtingose stadionuose, skirtingose varžybose. Šią akimirką neteko matyti, kad kažkuris klubas palaikytų būtent tokiam lygmenį savo komandą kaip Liverpoolis. Aišku, aš nesakau, kad kitur yra blogai, bet Liverpoolis šiam momentui, mano galva, tai yra mano tik tais nuomonė, iš tos patirties, kurią aš turiu nedidelę sukaupęs, tai šiam momentui jis yra pirmoje vietoje Liverpoolis. Iš tikrųjų juda į priekį, komanda turi milžinišką potencialą. Nors nesu Liverpoolio fanas, beje, esu Barcelonos fanas, tai galiu pasakyti, kad Liverpoolio fanai, man asmeniškai labiau patiko Anfielde 2 kartus, negu būnant varžybose Barcelonos jau 3 kartus buvau, tai jaučiu skirtumą, bet tai nekeičia fakto, kad aš palaikau Barceloną. Pabaigai tiesiog norėjau jums padėkoti už tai, kad peržiūrėjot video, tai būsiu dėkingas, jeigu jūs komentuosite šitos video, jeigu jūs dalinsitės jais, jeigu laikinsite. Taip jos pamatys daugiau žmonių ir galbūt kažkam tai bus naudinga. Dabar aš irgi papasakosiu truputėlį, kiek viskas kainavo. Tai todėl dar kartelį jums ačiū ir iki kitos išvykos.